Atsukau pusašius, pasirėmiau truputį variklį ir kažkaip ta dėžė iškris. Viduje yra sankabos diskas. O, ne. Skriejam apžiūrėti ratų. Noriu labai tokių kuklių, solidžių ratukų. Tokie vat štai ratukai, kažkas bandė juos čia baltai dažyti, įdomiai gavosi. Baltarusiškos padangos, neaišku kelintų metų. Šitas ratas kaip ir geros būklės. Šitas tai jau toks padroštas. Šitas vėl normalus. Šitas minimaliai, bet vienas iš jų yra sulenktas. Sportinis svarelis, kaip ir 60 gramų, bet ne visai. Va, šitas ratas biškį įlenktas čionai. Pradėsim nuo to, kad nuimsim šitas šlykščias padangas ir šitus šlykščius svarelius. Išimsim dangtelius. Visus reikia prasukti ant staklių, pasižiūrėti, ar tik vienas kreivas, ar daugiau. Ir ieškosim, kas gali mums juos ištiesinti. Numontavo man ratus, prasuko. Laimiai tik tai vienas ratas kreivas iš abiejų pusių. Už šitą paslaugą sumokėjau 10 euriukų ir dabar važiuoju, kad man ištiesintų šitą vieną blogą ratą. Tada pagal schemą seną turbūt smėliojam, dažom milteliniu būdu ir dedam ant golfo. Aš kažkaip galvojau, kad čia golfo ratai, bet pasirodo, čia yra skiroko pirmuko ratai, tai manau, kad puikiai atrodys, labai faini. Su pavyzdžiais, ruletė ir slankmačiu visada yra lengviau užsakyti dalis iš pirmo karto. Taigi prisėdau prie e-olto internetinio katalogo ir pasiėmęs pavyzdžius pradėjau užsakinėti dalis. Pirmasis svarbiausias dalykas buvo sankabos komplektas. Išsimatavau sankabos komplekto dalis. Į komplektą įeina diskas, diskatorius, išmenamasis guolis ir tepaliukas. Antras dalykas yra pavarų dėžės alyva ir speciali galvutė varžto atsukimui ir užsukimui. Taip pat radau ir tepalo priedą transmisijom, išbandysim. Tai yra pavarų dėžės rebokšliai, niekada nesu jų keitęs, taigi pabandysim pakeisti ir sumažinsim tepalų nuotėkio galimybę. Dar užsisakiau stabdžių skystį, stabdžių diskus ir stabdžių trinkeles, priekinių stabdžių žarneles ir stabdžių diskų apsaugas. Jų neplanavau pirkti, bet buvo akcija, kainavo apie 2-3 eurus, taigi pasiėmiau. Aušinimo sistemą reikės išplauti, taigi pasiėmiau tiesiog distiliuoto vandens ir aušinimo sistemos plovimo priemonę, naują termostatą ir plasmasinę jungę aušinimo sistemą. Išplovus sistemą, ją užpildysim tinkamu antifrizu. Išmetimo sistemai paėmiau išmetimo kolektoriaus tarpinę, veržlių, pakabinimo gumų skirtingų, kuro filtrus ir priemonę cilindro apnašoms pašalinti ir žiedams atpalaiduoti. Paėmiau vairo kolonėlės apsaugas su tepalu ir šviesų jungiklį, kuris buvo labai pigus, taigi neatsispyriau progai pasiimti dar vieną smulkmeną. Artimiausių epizodų eigoje visas šitas detalės sumontuosim į automobilį. Pagaliau, sveiki atvykę į garažą.
Džiaugiuosi, kad vėl esate mano kanale, o aš vėl esu garaže. Dėl to, kad iš tikrųjų į garažą pabėgti man pavyksta ne ką dažniau, negu jums pasižiūrėti naują epizodą. Anonsas, ką matysim šitame epizode. Trumpai peržiūrėsim, ką pavyko padaryti iki šio momento. Pabandysim kažką sumontuoti. Galbūt netgi šiandien mes sumontuosime pavarų dėžę, tai mažai tikėtina, bet kodėlgi to nepabandžius padaryti. Ką mes ten dar turim padaryti? Ką tik gavau e-mailą iš vieno bičiulio. Dirbam prie vienos tokios smulkmenytės susijusios su kanalu ir kažkas tikriausiai pajudėjo. Tai galbūt eigoje kažką jums pranešiu. Važiuojam. Ką gero mes nuveikėme, kol jūs nematėt. Išmetimo kolektorius. Išmetimo kolektorius kelios problemos su juo. Tai jisai yra kažkoks tai perdarinėtas ir jį reikėjo pakeisti. Trūko vienos išmetimo kolektoriaus smeigės, tai parodau, kaip tą smeigę galima išsukti. Ir įsukti naują. Paskubomis pabandžiau nušveisti jo plokštumą, šiek tiek paskubėjau, šiek tiek nepagalvojau ir šiek tiek sugadinau. Todėl pasiėmiau kolektorių namo, nusinešiau į sandėliuką ir jau su kitais įrankiais pataisiau savo broką. Grįžęs į garažą, jį prisukau, na ir užvedus variklį pravažiavus bus aišku, ar viskas tokia tai gerai. Aušinimo sistema. Aušinimo sistemoje ištraukiau termostatą. Panašu, kad viduje labai daug korozijos, purvinas aušinimo skystis, galbūt vanduo ten buvo, sunku pasakyti. Žodžiu, aušinimo sistemą reikės praplauti, su ko praplauti mes turim. Pakeisim termostatą, flenšą kažkokį, tai esam tam pasiruošę. Nudažiau valytuvus priekinius. Tiesiog paprastai nušveičiau tas izoliacijos sugadintas vietas, pavaliau ten, kur buvo korozija, šiek tiek pašiaušiau, nupučiau gruntų, nudažiau juodais matiniais dažais, keliais sluoksniais. Nu, taip, 7-ukui, stipriam 6 tikrai gavosi, neesminė vieta, bus gerai. Kitas dalykas, kaip juos sudėti, o sudėti reikės pasiklausti pas kažką iš nusimanančių, dėl to, kad vienas valytuvas už kitą yra šiek tiek ilgesnis. Kuris ilgesnis, nežinau. Gal vairuotojo, gal keleivio. Pasiklausiu pas nusimanančius savo patarėjus, jie man pasakys ir aš padarysiu taip, kaip jie man pasakė. Šiandien pradėsim nuo smagračio nuėmimo. Paskambinau savo bičiuliai Nierkai. Visais klausimais yra mano automobilių mechanikos mokytojas, guru. Jisai mane daug ko išmokė. Ir visokių lifehackų, kokius aš naudoju, aš išmokau iš jo. Ir tai yra labai svarbu, turėti tokį žmogų, kuris tave gali pamokyti ir patarti. Viską, ką aš iš jo išmokstu, norėčiau parodyti ir jums, nes tai yra labai svarbi patirtis ir aš galbūt tą išmokau prieš 15 metų, bet man vis dar to reikia. Tai, žodžiu, žiūrėkit, mokykitės ir galbūt ir jums to kažkada prireiks. Turėjau klausimų truputį, kaip nuimti smagratį, nes neturiu galingo suktuko, kuris be jokio prilaikymo galėtų atsukti. Taigi jis man patarė tiesiog įsisukti varžtą čionai, prilaikyti su kokiu nors atsuktuvu ar panašiai ir pabandyti atsukti. Manau, kad puikus planas, genialu, taip ir padarysim. Taigi atsukam smagratį, šiek tiek pavalysim prieš surenkant šitą surūdijusi paviršių. Paviršius tikrai surūdėjęs, jį reikėtų nuvalyti ir aišku nuriebalinti. Po juo rasim riebokšlį, kuris galbūt net neleidžia, bet kad jau tokį darbą nuveikiam, būtų nebloga mintis jį pasikeisti. Kaip pasikeisti, vėlgi Nierka man paaiškino, prisiminiau, kaip tai daroma, pabandysiu tai pakartot. Tai yra riebokšlis, alkūninio veleno, galinis.
Ir ką jisai daro, jisai sandarina alkūninį veleną. Čia yra tokia guminė, ne guminė, bet elastinga detalė. Jos viduje yra spyruoklė ir ji užspaudžia alkūninį veleną, jam leidžia suktis, bet tuo pačiu prilaiko tam, kad tepalas neišbėgtų laukan. Čia varžtais neprisisuka prie variklio bloko, o čia prie karterio. Taip pat jinai turi tokią tarpinę. Pasižiūrim, ką turi nauja detalė. Tarpinės nėra, bet yra štai tokia guminė briauna, kuri tikriausia mums ir sandarins visą tą reikalą. Čia irgi yra modifikuota dalis, yra guma ir irgi jinai turėtų priglūsti prie karterio. Klausimas, ar čia reikėjo dabar silikono kokio nors, net nežinau. Taip, pasižiūrim, ar sutampa skylės. Daugmaž kažkas panašaus. Čia yra plasmasinė tokia įvarė įdėta. Ji padės mums tinkamai uždėti riebokšlį. Mano planas yra patepti alkūninio veleno dalį tepalu, tam, kad viskas eitų sklandžiai. Ir maunant šitą detalę ant alkūninio veleno išsistums šitą centrinę dalis ir vietoj jos įsistatys alkūninis velenas. Ar mums tai pavyks? Nežinau, pažiūrėsim, kaip pagal svorį. Žinokit, čia kitokia medžiaga bus, nes šitas sunkesnis, šitas beveik dvigubai lengvesnis. Po to, kai pakeisiu riebokšlį, uždėsiu smagratį. Uždėsiu sankabą, išcentruosiu. Ir tada tvarkysiu pavarų dėžę, nes pavarų dėžėj nupirkau daug detalių. Sakykit, ką norit, bet sankaba jau suinstaliuota. Pasigaminau štai tokį įrankį. Jisai pagamintas iš 1/4 prailgintuvo ir ilgos 10 mm galvutės. Ten prasikiša, šitam gale dar yra 10 mm galvutė. 1/4 ir šita 10 galvutė įsikišo į alkūninį veleną, o šita dalis centravo sankabos diską. Kur dėžė, palauk? Ai va. Tada darysim dėžę. Jei nupirkau visokių riebokšlių tenai, tepalo, visokio velnio. Padarysim mechaninį pavarų dėžiai aptarnavimą. Pasižiūrim, kaip tai daroma. Pradėti galvoju nuo kažko tokio paprastesnio, nuo šito riebokšlio. Čia yra pavarų perjungimo svirties riebokšlis. Kai nebus taip lengva, kaip tikėjausi, turiu porą medvaržčių. Pabandysiu juos įsukti į riebokšlį atsargiai ir tada ištraukti.
šitą pusę lygtais traukiasi. Tikėtina, kad jį išėmus čia pliuptels tepalas. Reiktų tam pasiruošti, ne? Įdėkim dėžę į dėžę. Naujas detalės geriausiai išpakuoti prieš pat jų sumontavimą. Tada bus mažesnė tikimybė jas va taip išpurvinti ir kažkaip pažeisti arba pamesti. Panašu, kad originalus Volkswagen Audi logotipas yra. Čia dabar reikia praplauti šiek tiek. Mėlynas, apvalus, su skyle. Manau, kad tinka. Noriu patepti, kad viskas būtų kuo sklandžiau. Dabar reikia su kažkuo jį gražiai įstumti į vidų. Tiesiog bukų galu viską sumontuosim. Sekantis darbelis galėtų būti šitas riebokšlis. Pradėsim nuo 3 M6 varžtų. Visas šitas reikalas turėtų nusiimti. O ten jau yra mūsų riebokšlis. Pasižiūrim, ar tokį turim. Panašus. Prasivalom čia, kad neužteršti orų dėžę. Nelabai. Šaize. Bandysim daryti truputį rizikingesnį variantą, dėl to, kad netyčia aš jau jį pradėjau. Tiesiog suksiu šitą varžtą. Tikėsiuos, kad jisai atsirems į kažką nelabai minkšto ir išstums riebokšlį. Dėl to, kad man sukant vieną varžtą, tai jau pradėjo vykti. Oho, juda, pažiūrėsim, kom tai baigsis. O, fuck. Ok. Pataikiau į guolį. Čia pasirodo yra guolis. Jis yra susidaro iš tokių dalykėlių ir tuos dalykėlius laiko toksai žiedelis. Ir aš pataikiau į tą žiedelį. Jisai truputį sulinko ir nuo jo truputį atskilo gabaliukas. Bet niekas kaip ir nesulūžo. tą atskilusią gabaliuką reikia gražiai pašalinti. Ir viskas bus gerai, nes nieko aš čia nesugadinau. Čia tiesiog toksai, nu toksai, dalykėlis atsitiko. Kur mano peilis? Ant peilio gal yra tas gabaliukas, kuris nuskilo. Ir čia tikrai ne kažkokia esminė detalė, bet esmė, kad 35 metus ten viskas veikia puikiai. Ir tada pasirodžiau aš. Ir dabar ten ne viskas taip gerai, kaip buvo iki man įlendant. Reikia žinot, kada lyst, kada nelyst. Aš tiesiog apversiu visą dėžę ir galbūt per šitą riebokšlį pradės bėgti tepalas ir išbėgs ten kažkoks brudas. Žiūrim, ar kaip bus. Taip, tepaliukas bėga ir šiaip tai jisai labai gražus. Čia metalo drožlis. O ne.
dėžėje yra metalo drožlių. Yra tai yra. Mes dabar tiesiog ignoruojam tą faktą. Keičiam riebokšlį. Ir tikimės, kad viskas bus gerai. Naujas riebokšlis. Panašus. Nusitepam tepaliuku. Toliau turim dar čia 2 riebokšlius. Mane perspėjo, kad čia ant spiruoklių viskas bus tipo ir stumsis atgal. Tai vienas žmogus mane prigąsdino, kad čia tipo žiauriai šaus. Kitas sakė, nieko ten nešaus. Tiesiog biški ten bus spaudimas toksai. Tuoj sužinosim kaip iš tikrųjų, kas man melavo, o kas sakė tiesą. Šešetukas. Nu, žinokit, jaučiu spiruoklį, jaučiu. Bet aš galiu vieną galėti kol kas. Žiūrim, kas bus. Gerai, varžtą atsukau. Į galvą negavau. Viskas dėžės tepale. Ok. Jeigu dabar čia viskas išsilakstys, tai galbūt aš peržiūrės medžiagą, žinosiu, kai viskas atrodė. Pliumpt, kažkas jau pliumpt padarė. Čia kažkas. Tai čia. O. O tiek va detalių. Čia dar tokia detalė. Tanguolį matau, čia va turbūt tas riebokšlis, kurio mums reikia. Tas tepalas kažkoks tai. Jo, su metalo drožlėm, tikrai. Ko dabar man reikia? Atsuktuvo pakanus, atsuktuvo tokio zdarovesnio. Mano planas dabar va taip va lupt ir gal aš išlupsiu, nes aš turiu, kad va šitas yra riebokšlis. Kaip jį išimt nieko nesugadinus. Taip. 1, 2, 3. Palaikykit tą dėžę, kad nusiemu jau. Gal reikia stūpti. Man atrodo, reikia taip iš smūgio. Sakiau. Riebokšlis, tepalas, riebokšlis. Nu, nežinau. Parašykit komentaruose, ar už šitą dėžę, ar ne už. Ir ar leis tepalą, ar neleis, ar aš viską čia gerai padariau. tą dariau pirmą kartą, bet kartais pasiseka. Vadinamos pudros čia tikrai yra. Tikrai jos čia buvo. Bet ką mes padarysim, mes išpilsim visą tą seną tepalą ir užpilsim naujo. Ir dar prie to naujo tepalo įdėsim, žinot ką? Priedą. Jisai gal ją pagydys. Kad gerai eitų. Dabar reikėtų, man atrodo, kaip jis vadinasi. Karančių, su guminiu plaktuku. Svarbiausia, kad to lygiai eitų. Taip, to lygiai yra, reikia to lygiai. Eina.
Nežinau, man atrodo, kad čia jau įėjus ir jau daugiau neturi kur eiti. Todėl mes dabar bandysime įdėti šitą. Šitą likutį, nieko neišbarstyt. Nieko nepamest. Va šitą tik tai pravalysim, man atrodo. Ta vieta, kur buvo aukšlis. Liečiasi jau. Jo. Taip, švaru. Easy. Dabar reikia tiesiog spausti tam, kad užkabinti varžtų, nes jis nepasiekė. Galimai pasiekė. Dabar puška. Geriau iš rankos. Jau viskas gerai. Vyksta. Tai vat, senas rebokšlis, visas medinis, toks lėvas, visas fu. Įkrito į duobę. Biškį va taip padaryti, tada biškį mažiau tepalų išbėgs iš jos. O, mums dar šitus reikės atsisukti. Pabandom dabar. Čia užpilimas, čia išleidimas. Eik, tu čia prisukta nebuvo. O čia? Gerai, nekeitaliuojam čia visokių planų. Darom tą, ką suplanavom. Žiūrim atidžiai. Taip, tepalas bėga. Ok. Koks ten įrankis? Jo, yra specialus įrankis rebokšliam išiminėt. Panašus į va šitą plaktuką. Boom. Nice. Nu, kol kas su detalėm labai sekasi. Ledas. Tai rebokštis vietoj, čia viskas sutepta, patepta, nutepta, ištepta ir dabar aš statau šitą, pataikau išdružas į tam tikrą vietą, šiek tiek lengvai prispaudžiu ir suku varžtu. Čik. Eik, tu čia easy. Čia yra easy. Jeigu aš viską darau teisingai, tai čia lengvas darbas. Čiukšt. Gerai, eina. Puška bam. Ledas. Nenorėjau versti jūsų dar kartą žiūrėti į tai, kaip aš vėl šitą išimu ir vėl įdedu. Tai tiesiog paminėsiu, kad išėmiau tam, kad pakeisti šitą gumytę. Mes neturėjom gumos. O dabar ją turim. Turim va tokią naują, storą, gerą. Ir jinai puikiai tinka. Šmaukšt. Ir viskas, dabar bus jėga. Tai va, surenkam ir dedam dėžę.
Nu ką, šitą nesąmonę uždėjau. Dabar kitą reikia nesąmonę uždėti, kur jinai yra. Dabar mums reikia uždėti šitą, kaip jisai. Išminamą į guolį. Turiu abejonių, ar aš šitą teisingai dėjau. Kur kita dėžė? Ne, nu tai aišku. Aišku, kad ne taip. Gerai. 4 kartą nuimsiu ir uždėsiu čia, labai greitai šitas vyksta. Ir dar viena naujiena, nuiminėsim vairo kolonėlę. Kodėl mes ją nuiminėsim? Sužinosit kitoj serijoje.